Munių studijo ir Rūtos istorikai pristato RD pamokos. Kas yra internetas? Internetas tai pasaulinis kompiuterių tinklas, jungiantis milijardus įrenginių visame pasaulyje, leidžiantis keistis įvairia informacija – tekstais, vaizdais, garsais ar duomenimis. Internetas buvo sukurtas 1969 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, kai pradėjo veikti pirmasis tinklas ARPANET. Jį sukūrė JAV gynybos departamentas kartu su universitetais ir moksliniais centrais. Jo tikslas buvo užtikrinti, kad mokslininkai galėtų greitai keistis informaciją, o ryšys nenutrūktų net karo ar atakos metu. Iš pradžių internetu naudojosi tik kariškiai ir mokslininkai, tik vėliau jis tapo prieinamas visuomeniai ir visam pasauliui. Kokios yra pagrindinės interneto priemonės ir siūlomos paslaugos? Saitynas – didžiausias informacijos šaltinis internete. Tinklalapiai, kuriuose randame tekstus, vaizdus, video, naujienas. Elektroninis paštas – įrankis, leidžiantis greitai išsiųsti ir gauti žinutes, dokumentus ar nuotraukas per internetą. Socialiniai tinklai – platformos, kuriuose žmonės dalijasi naujienomis, nuotraukomis, bendrauja ir bendradarbiauja. Pavyzdžiui, Facebookas ar Instagramas. Informacijos paieškos sistemos padeda rasti reikalingą informaciją internete, pavyzdžiui, Google ar Bing. Debesijos ar nutolusios saugyklos tai yra vietos internete, kuriuose laikome failus, pavyzdžiui, nuotraukas, dokumentus ar vaizdo įrašus. Viena iš labiausiai paplitusių – Google diskas. Vaizdo konferencijų ir bendradarbiavimo įrankiai. Leidžia mokytis, dirbti ar susitikti nuotoliniu būdu. Pavyzdžiui, Zoom, Microsoft Teams ar Google Classroom. Kaip interneto laidai jungia visą pasaulį? Internetas nėra nematomas. Jį iš tikrųjų jungia milijonai kilometrų kabelių nutiestų po vandenynais, žemynais ir miestais. Šie kabeliai perduoda duomenis šviesos signalai per plonus optinius stiklo pluošto siūlus, kurių kiekvienas gali perduoti 1000 gigabaitų per sekundę. Po vandenynais eina vadinamieji jūros dugno kabeliai, kurie jungia žemynus. Pavyzdžiui, yra kabelis jungiantis Europą ir Šiaurės Ameriką. Būtent juo keliauja dauguma mūsų elektroninių laiškų, vaizdo skambučių ir paieškų internete. Ant žemės šie kabeliai jungiasi prie serverių, didžiulių kompiuterių, kuriuose saugoma informacija. Kai rašai paieškos sistemoje Google, tavo užklausa keliauja per kabelius iki serverio, o atsakymas grįžta per sekundės dalį. Apibendrinant, internetas jungia visą pasaulį. Nuo pirmųjų mokslinių tinklų iki šiuolaikinių debesijos, paieškos, bendravimo ir mokymosi priemonių. Be interneto šiandien sunkiai įsivaizduotume darbą, mokymąsi ir kasdienį gyvenimą. Refleksija.